Labas rytas visom. Tai va, pasitinku jūs su tokia juokinga išvaizda šiandien. Ir nežinau, ar dabar gal mažiau matosi, bet pas mane atsirado draugas. Ir kaip pas mane jų nebūna labai daug, tai mane labai erzina. Nu, tai ką padarysim. Tai va, atsikėliau labai vėlai šiandien, nes vakar, kai matėt, vėlai atsigulėm, nes kelionė nuo Kanų iki mūsų yra 2 valandos mašina. Tai va. Ir grįžom, prisivalgė. Tai aš atsikėliau visiškai nealkana, nes valgėm vakar pas maniškę mamą labai skaniai. Ir mėsytė su tais apkepais cukinijų, su bulvių apkepu. Tada valgėm prieš tai, ten toks vyniotinis buvo, tada saldainių, tada pirago, tada varėm į Kanus, nu, aišku, matėt, 1, 2, 3 patiekalas. Tai va, tai visiškai valgyti nesinori, tai išgersiu vandens, labai troškina. Ir ką, tai pasimsiu, aš dabar pirma diena bus to ledukų savo challenge'o, tai pasimsiu leduką. Ir pažiūrėsim, kaip čia man kas gausis. Ką, mano ledukai atrodo štai taip. Ir ačiū Dievui nepirkau didesnių, nes neįsivaizduoju, kaip aš varyčiau tą didelį leduką per savo veidą valandą. O, kaip tik vienas tik tai iškrito. Tai va, kaip ir sakė, reikia sušildyti leduką tarp rankų ir tiesiog masažuoti veidą. Man atrodo, Lietuvoje esančiam, man jau sunku, pavyzdžiui, ryte tą leduką varyti per veidą. Nors aš šiaip įpratus, aš visą laiką rytais, tarkim, pas mane tas kranas, kur rankas plautis, dantis valytis, jisai visą laiką nustatytas ant šalto ir nežinau, jau gal ten jisai uždžiūvęs ant to. Sorry, čia maniškis reikalais darbas skambina. Man labai keista, kai žmonės, tarkim, ryte plaunasi veidą su karštu vandeniu, man čia yra kažkas tokio nesuprantamo. Tai o kol kas jausmas fainas. Tai ką, brangieji, baigiau aš varyti tą leduką ant savo veidą. Ir kaip matot, nenusausinau, nes patartina palikti išdžiūti natūraliai ir jausmas yra nerealus. Plūsta dabar šiluma į veidą ir, nežinau, tokia atgyva jaučiasi. Tai, nežinau, pirmas pojūtis labai geras. Tikrai kažkokių labai neigiamų dalykų nepastebėjau. Tai mano geriausias draugas stiklainis nutelas ir ką. Taigi šiandien yra 20 diena, šių vakarą pasirašiau, kad 20 yra apačioj, nes kaip matot, jau dabar reikia viską imti iš apačios. Ir dabar viską išimti iš čia. Ir tai yra toks visai sunkokas daiktas. Man atrodo, kad gali būti iš tikrųjų tušas normalaus dydžio. Ir atspėjau, tai yra tušas. Aš jau tokį, man atrodo, turėjau po Hypnose Drama. Ai, ne, neturėjau, geras. Tai toks tušas. Ir ką, tai va baiginėjau dabar savo Diorą ir galėsiu atsidaryti šitą, o tą mažiuką pasilikti kelionam, tai žiauriai super. Tai norėjau parodyti, kaip atrodau šiandien. Tai užsidėjau suknelę iš Stradivariaus, kurią pirkau tada, kai atsinešiau daug pirkinių. Ir mano pėdkelnės iki kelių, čia jau geriau matot šitam video, ir mano butsai iš Zaros. Tai va, o suknelė kainavo 20 €, tai nežinau, jeigu ras pasa, yra nereali, labai patogi suknelė. Hey guys, today is 20, but I didn't open my gift of yesterday, because as you know, I wasn't at work. So, something packed. Something square. Yes. Square shape. Shape of square. Square shaped, I think. Square shape? I don't know. And what it can be? Ça sort? Ça sort. Faut faire attention? Non. So is the packaging in the packaging? And ooh, it's Citate. I think you know this nail polish. Attends. I'm gonna take it out. And I wanted to color my nails, paint my nails. Yes. Today, but I didn't have time. So I'll have time here, and I have with what to color them. So, ooh, wow. It's winter color. It's winter color.
and my hands are shaking from the bags. And so it's this color, and then you put this one, and it's very Christmassy colors. Merci. Welcome. Nuvariau aš nusipirkti valgyt. Ir jau pas mus atvaro grupė, ir mes turim grupę 17 žmonių, kurie žais 3 kartus. Tai, nu žodžiu, jie liks su mumis apie 4 valandas ir tai yra plaukikų komanda. Žiauriai gražus. Ir tai va, aš nusipirkau vienam tokiam ne restorane, bet tiesiog tokio išnešimui labiau restoranėlis. Ir tenais antradieniais būna dienos patiekalas gyoza. Tai yra kinietiškas, japoniškas, žodžiu, dalykėlis. Ir to aš jums parodysiu, ir tai yra vienas iš skaniausių mano pietų maistų. Tai va, ten yra pabučio kopūstai visokie, čia yra gyozas ir sojos padažiukas. Ir čia visokios daržovės ir, žodžiu, kopūstai. Labai skanu. Tai va, pavalgysiu. Pasiėmiau 2 desertus. Tai yra obuoliai trinti ir tenais, man atrodo, jogurtas su crumble ir raudonais vaisiais, raudonom uogom. Tai va, valgau aš tada. Vyksta mano siuntinukų paruošimai, tai čia dabar ruošiu siuntinuką mamai. Tai aš jūsų jai 2 megztinius, chalatą, kurį jums rodžiau, ir suknelę va čia įpakavau irgi rodžiau tam pirkinių haulę. Ir dar viduje įdėjau 3 juodus Lindt šokoladus, nes mama pamišus dėl juodų šokoladų, tai ten su apelsinais įdėjau paprastą juodą. Ir va dar kiek liko man visko išsiųsti. Tai supakavimo darbus, tai va jau taip supakavau dovanas, pridėjau visokių bantukų, kaspinėlių, štai tokių dalykėlių. Ir ant galo aš nusipirkau štai tokių blizgučių. Ir juos tiesiog užberiu, kad suteikti kalėdinę nuotaiką. Po to, ką dariau, bėgau pirkti dovanų kitiems žmonėms, tai yra Maniškio šeimai, nu žodžiu, šiais metais esu kalėdų senelis numeris 1, tai jo mažytai pusseserei nupirkau štai tokius dabar labai populiarus, jie vadinasi nežinau, štai toksai, ir aš pati vieno iš jų noriu, nes jie žiauriai mėly. Ir užsakiau Maniškiui, verčiausi per galvą, ieškojau visose parduotuvėse krepšio, nesportinis ir kelioninis, neperšlampamas krepšys iš North Face ir tos spalvos, kurios aš norėjau, niekur neradau. Tai radau internete ir užsakiau tą greitą siuntimą per 24 ar 8 valandas. Tai tikiuosi, kad man atsiūs. Ar tai svei? Tai tikiuosi, man atsiūs iki kalėdų. Ir tai man atrodo štai taip jo tas krepšys. Čia labai spalvos nepersiduoda, bet vis tiek, kai realiai gaus, tai tada parodysiu. Ir vėl eilinė vakarienė pas mus darbe. Tai aš užsakiau jautienos su ryžiais ir Sen užsakė jautienos su noodles. Ir šiandienos 20 diena. Holiday Blend, tai yra juoda arbata su kalėdiškais prieskoniais ir su apelsinu. O šiandien turiu tokį jums klausimą, kuris mane irgi labai domina, lygiai taip pat kaip tas kitas. Tai ką, metai artėja į pabaigą ir aš jau pradėjau planuotis, ką veiksiu kitais metais. Ne tai ką veiksiu, bet kokie bus mano, tarkim, planai, ką norėčiau pasiekti. Tai norėjau sužinoti, kokie yra jūsų tikslai kitais naujaisiais metais. Tai tokie apčiuopiami tikslai. Tai ar kelionė, ar norite mesti rūkyti, gerti, vartoti narkotikus, norite galbūt išsiskirti su vyru, arba galbūt norite susituokti, arba galbūt norite pasipiršti, ar norite išstoti ir perstoti į kitą universitetą, ar nežinau, tiesiog tokie, kad ir kokie crazy būtų jūsų tikslai, tai parašykite man juos apačioje, bet tokie, kad tikrai jau norite ir tikrai manote, kad juos įgyvendinsite. Tai va.
Tai toks mano klausimėlis būtų, o dabar aš varau nusivalyti makiažą, dar gavau varysiu sportą, bet ne. Pasitaupysiu jėgas rytojui ir nusivalau makiažą, užsidedu savo akinius, redaguoju jums video, šį kartą jisai bus anksčiau, tai galbūt net ir vakarė spėsit pažiūrėti, priklausomai nuo kiek laiko įkels. Ir ką tada, linkiu jums labos nakties ir sutiksim rytoj.